Labas vakaras, ponos ir ponai. Labai malonu jūs vėl pamatyti ir labai malonu, kad vėl jūs matot mūsų savo ekranuose. Su mumis šiandien studijoje turim Andrių, kuris yra puikus šokėjas. Valdo ne tik paso doblę, bet ir salsą, merengį ir visokius kitokius šokius. Ir netgi matau, kad mūsų merginų įgūdžiai yra gerokai pagerėję po trumpos... Prie baleto truputį. Bet labai džiugu, kad matosi, kad jos iš tikrųjų turi kažkiek plastiškumo mums rodyti. Tas yra labai džiugu. Malonu pamatyti ir kad tu visai gerai lankščiai gali vartytis. Aš net nesitikėjau iš tokio seno rokerio. Tokių gabumų. Bet kiek ir pasakojo mūsų mielas produceris, realiai šokiuose yra ir tamsi pusė. Nėra vien šypsenos ir linksmybės. Yra kažkas ten blogo. Kokios yra tipinės traumos? Nu, apart, atsiprašant kalbininkų, apart psichologinės, kai vaikai verkia, kad jų vėl į finalą nieks neprastūmė. Iš tikrųjų, traumų yra daug. Tai yra patempimai, išnirimai, būna lūžiai. O galima pavyzdį, kaip galima lūžis? Lūžis, sukant partnerę, jeigu netaisyklingai laiko alkūnę, galima gauti tiesiai šviesiai sakant į nosį. Gali pademonstruoti suryžę? Orinta labai neteisingai laiko alkūnę. Man vos neužvažiavo Orinta. Sorry, aš nepiktybė. Galima su Orinta pademonstruoti. Ai, tai nosies lūžis tokia tipinė trauma. Šiaip dažniausiai būna patempimai. O pavyzdžiui, kai kilnoja, kaip nors kilnoja, tai ką, nebūna, kad teškis į Čia žemę? dailusis čiuožimas, man atrodo. Kilnoja ir pramoginės? Ne, pramoginėse tai yra draudžiama. Kilnuot draudžiama? Taip. Tai kokius aš Kas tada mačiau? vyksta čia per LNK, šok su žvaigžde, LRT, šokių 10, čia yra šou. Mes galim kilnuoti, mes galim mėtyti, mes galim viską. O kodėl draudžiama kilnuot? Varžybose šokant, tai yra skaitami liftai vadinami ir jie yra draudžiami. Dėl ko? Dėl traumų? Dėl ko? Dėl to, kad nebūtų traumų. Nes jeigu šoka yra didelės varžybos, įsivaizduok, tu žemę gali šokti 12-14 porų. Ką tai reiškia? Vienas sugalvoja išsisukti kažkaip ne taip. Jo, nukrito, kiti nukrito ant kurias esat matę? Kurią esu matęs. Susidūręs, matęs, patyręs. Susidūręs matęs. Nosis lūžo. Tau? Partneris gal? Man. Partnerį davė? Jo, bet tai buvo mano pačio kaltė. Tai buvo likusi diena iki varžybų. Ruošiamės, treniravomės, partneris sako, viskas užteks. Einam namo, sako, pavargau. Nu, aš toks žmogus, kad man reikia kuo toliau, tuo daugiau. Niekad negaliu išeiti ant parketo nepasiruošęs. Ir kažkaip toks vaizdas buvo, kad trūksta. Šokam, pats ją netyčia patraukiau ir gavau iš alkūnės į nosį. Bet galėsiu dalyvauti kitą dieną? Ne. Au. 3 savaitės gipsas. Klausyk, o tiesa, kad prastuminėja laimėtojus? Kaip Tomas sakė, ta psichologinė trauma, vadinkim. Aš čia jų tai stopudovai prastuminėja. Man atrodo labai neteisingas sportas. Ne? Sorry, po to pertrauksiu. Tiesiai šviesiai pasakysiu, šitą temą nekalbu. Aišku, mums to reikėjo, mes ir Bet būdavo tavo partnerė 15 metų susiparina ir sako, gerai šokom ir nieko. Šitą temą dėl prastuminėjimų nekalbu. Bet yra, pavyzdžiui, sužiūrė, vat matai šoka pora, vat čia ir tipo ten žiūri. Ne, ten žiūri. Čia į komisiją, tipo? Ne, kažkaip į komisiją. Žiūri komisijos, taip. Ne, tai jeigu tu sumokėjai, tai tu atvirkščiai, tu šoki ir nežiūri, žinai. Bet aš sakau, bet yra toks, bent jau, tarkim, jeigu nėra pinigai kažkas ar kažkokia interesai, yra visada toks seksualinis ten... Seksapybė. Pasakyk man, prašau, dabar toks, aš kadangi žinai... Bet yra tiesa, taip ir yra per tos varžybas, ne? Per varžybas? Jo. Šitą visą vadinamą korupciją? Ne korupcija, čia aš kalbu apie tas viliojimo elementą, žinai, kai šokiai ir jie bando taip iškovoti, žiūri. Visi bando iškovoti dėmesį. Nes jeigu šoka užėmė daug porų, muzika groja maksimum iki 1,5 minutės
tai visų porų nespėja peržiūrėti. Štai visi stengiasi būti ryškus, kažkaip ryškiai siejami į akis, kad jie pradžiai pirmuose turuose bent pamatytų, paskui pradėtų techniką gilinėtis. Bet tai labai gerai būtų ryžai ten. Iš dalies, ko Tarp gero, juodų, įsivaizduoji, tarp juodų viena ryžai išeina. Sakys, What the fuck? tas ryžai tokia. Minus. Ir rašys, žinai, ne pora numeris 12. Ryža. Minus. Atiduodi protokolą, sako, tai čia 12 poros nėra. Kaip nėra? Ryža. O daug yra porų, kurios ir gyvena kartu. Taip. yra. Dėl to, kad visą laiką kartu, ne, ten trinasi. Iš dalies, ko gero ir taip, nes jau į suaugusių grupę pereinant, jau šokant suaugusių grupį, tai prasideda rimtai šokant. Važinėjimai į užsienius, pas kitus trenerius, teisėjus, varžybos, bei kiekvieną savaitgalį gaunasi taip, kad vos ne dieną naktį kartu. Būna, kad klostosi romantiški santykiai tarp, nu kaip čia pavyzdžiui, pas mus šokio 10-tukai ir ten, ir visuose. Nu taip, bet tai iš čia. Ne, bet jeigu gyvena kartu, gal neromantiški santykiai, gal jie tiesiog treniruojasi, Būna, kur treniruojasi, būna, kur vestuvėm paskui baigėsi viskas. Aš tai galvoju, kad labai dažnai būna taip. Mano partnerė, 10-tuko aš šokiu. Šokiu. Aš šoku su savo sesė. Oi, o 10-tuko? O 10-tuko... Negali sakyti nieką. Sakykim, kad taip. Mes ir vėl supratom, jis apie tai nekalba. O negražiai, aš net nežinau. Vita Ramanauskaitė. Šiaip kaip žmogus visai yra nebloga, pasikalbam, sprendžiam reikalus dėl muzikos, dėl visko, bet mūsų interesai skirtingi, bet to mes abu du skorpionai, o... Mes čia irgi du skorpionai. Du skorpionai... Nu jo, žvaigždės nesutampa, tai kaip jūs galite ten apskritai? Karas. Jo. O kažkokį gerą klausimą turiu. Ai, va, ar būna taip? Yra partneris ir partnerė, bet jie, nu, kaip turi kitus partnerius ir partnerės kitiems dalykams. Ar būna taip, kad jie ten jau taip užsižaidžia, kad, nu, nėra, vat kaip ir sako, kitos išeities reikia kartu apsigyventi, taip? Ir jie atsitempia tada ir žmoną, ir vyrą, ir gyvena keturiese, ir gaunasi toks, nu, toks... Įdomu. Ar būna taip? Ir tada, kol tie treniruojasi, tie du sako, let's go. Tada būtinai reikia obuoliai. Tada vienas iš jų sako, klausyk, tu tiki, kad jie pasikvietė į savo chatą gyventi su jais ir jau nebesitratina? Čia aš įsivaizduoju, prie alaus bokalo, ten baivus bahūras. Ir po to galiausiai gaunasi, kad jie keturiese ten visokias jau šokius dera. Ir dėl to jis sako, kad salsai gali būti ir 1, ir 2, ir 3, ir 5. Manau, mes čia taip gražiai ir salsos vakarėliai šiaip tikriausiai dažnai perauga į svingerių vakarus. Kiek dar turėjau... Šiandien salsos vakarėlis. Okay. Labai geras PR-as, tarp kitko, tai aš to siūlyčiau atsakyti teigiamai į tą atsakymą. Bet visada. Be priespaudos. Gerai, šią linksmą gaidą, aišku, atsakyti į šitą klausimą mes neverčiam. Šią linksmą gaidą mes dėkojame už visas šokių pamokas. Teisingai, taip. Duodam dovanų. Orinta duoda dovanų ir mes, nu ką, mes tikimės, kad daugiau traumų nebus. Linkime kuo didžiausias sėkmės ant parketo, laimėti tą 10-tuką, kuriame dalyvauji ir sėkmės. Ir nebijok, sėkmės. Kurioje iš šių Afrikos valstybių yra daugiausiai gyventojų? A. Egipte. B. Nigerijoje. C. Kitoje. Jeigu žinote teisingą atsakymą numeriu 1351, siūskite raidę A, B arba C ir gausite organik gėrybių maišelį. Kaip gražiai aš pasakiau. Taip pat mes primename, kad
Jurgis. Ką sužaidžiau? Rimtai? O, Dieve. Rimtai pataikiau. Ir man suskautų. Kas sako? Dabar jau tavęs galėtis. Pats suskaudinai, tai dabar Pataikiau atsiprašinėjau. labai stipriai. Ai, Ryža vaidina ir vėl. Taip pat mes primenam, kad vietoj Jurgio, kuris ką tik išėjo, mes ieškom naujo vedėjo. Man atrodo, Taip pat ir vedėjos ieškom naujos. Mane išmes dėl to, kad aš juos mušu. Tai ir Sinickio naujo galim paieškoti. Žodžiu, Orinta jūsų laukia. Eikite į mūsų svetainę, pildykit anketas ir viskas bus gerai. Ryžai tikrai skauda, aš net. Greitai ją galima. Drugelį čia. Aš taip su tavim šoku, o tu taip su manim pasielgiai. Pilno pataikymą. O, atsiprašau. Viskas, eikit iš čia viso gero, dinkit. Nelystų prie jos. Nu gerai. Viskas, kameras išjungtas, gali dabar jau nebevaidinti.